Sveiki. Šį pavasarį dar ilgai prisimins mūsų žemdirbiai. Pavasarinės šalnos, nuo kurių stipriai nukentėjo uogų ir ankstyvųjų daržovių derlius bei vaisių derlius, iš tikrųjų pridarė labai daug žalos. Todėl net vyriausybė savo posėdėje nusprendė skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Taigi, vargu ar mėgausimės lietuviškais obuoliais, kriaušėmis. Tačiau ir be šių vaisių galima pragyventi. Bet štai politinis gyvenimas pasaulyje taip pat yra gegužės mėnesį šiek tiek šaltokas. Keletas naujienų. Kaip visada tradicinė naujiena – karas Ukrainoje, gan sunkiau prieinama informacija apie įvykius artimuosiuose rytuose, o tiksliau Gazos ruože, apie nekilnojamą turto mokestį Lietuvoje, na ir gera naujiena apie Vokietijos brigados inauguraciją Vilniuje. Pradėkime nuo Ukrainos. Kaip žinia, Ukrainos klausimų, nutraukiant karinius veiksmus, paskelbiant paliaubas ir derintis dėl taikos, kol kas aiškių rezultatų nėra. Daugelis pradėjo kaltinti Trumpą, jaučiasi net didelis nusivylimas. Aš į Trumpą pažvelgčiau iš kelių pusių. Vienas Trumpas yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kuris labai aiškiai realizuoja duotus pažadus rinkėjams, ten veikia labai energingai. Tuo tarpu pasirodo, kad diplomatijoje Trumpo įgūdžių kaip verslininko nepakanka. Tam reikalinga daug didesnės iniciatyvos ir, aišku, sugebėjimo diplomatiniu keliu palenkti Rusiją. O Rusija dėja apie taiką negalvoja, toliau išsisukinėja nuo Trumpo spaudimo. Šiaip Rusijai situacija yra palankesnė, nes ji puikiai žino, kad Trumpas davė pažadą greitai užbaigti karą Ukrainoje ir jis skuba, o kada skuba, daro klaidų. Todėl Putinas, liaudiškai tariant, tempia gumą ir progai pasitaikius kelia vis naujus ir naujus reikalavimus. Aš manau, kad šiai krizei išspręsti nėra karinio sprendimo. Ji vis tiek turės baigtis derybomis, tačiau dabar susidarė tokia pagrindinė problema, kad Rusija, naudodamasi progą, nori to, ko neturi ir neturi teisės turėti. O štai Ukraina nori to, ko negali susigrąžinti karinėmis priemonėmis. Manau, kad situacija taip ilgai neturėtų tęstis. Po paskutinių Ukrainos apšaudymų, masinių apšaudymų Rusijos raketomis ir dronais, matosi, kad Trumpas ne juokais įpyko. JAV prezidentas turi vėzdą, kurio galėtų užgesinti Rusijos karinės iniciatyvas. Tai jo kolegos golfo draugo, senatoriaus Lindsey Grahamo paruoštas sankcijų paketas, kuriam pritarė net 82 senatoriai. Tai milžiniška jėga. Tai ne tik respublikonų senatoriai, tai ir demokratų senatoriai. Būtent šio pasiūlymo esmė yra ta, kad bus suduotas nepaprastai stiprus finansinis smūgis ne tik pačiai Rusijai, bet ir jos, sakyčiau, draugams. Būtent Grahamo pasiūlymu turėtų būti įvestas 500% tarifas Rusijos žaliavų pirkėjams. Aišku, kad pirmiausia tai būtų Kinija, bet žaliavas perka ne tik Kinija, Indija, na ir kitos
Rusijai simpatizuojančios valstybės. Pats senatorius teigia, kad šitą žingsnį dėl sankcijų galima žengti bet kada. Aišku, galima net žengti ir be Trumpo palaiminimo, nes balsų senate visiškai pakaks. Tačiau sunku įsivaizduoti, kad šitas teisinis dokumentas senate būtų svarstomas be Trumpo sutikimo. Senatoriai taip pat ultimatyviai pareiškia, kad jie lauks savaitę. Ši savaitė jau baigėsi. Mes turime galimybės jau kitą savaitę stebėti, ar senatoriai įvykdys savo pažadą, ar Trumpas iš tikrųjų atsistos į labai tvirtą poziciją Maskvos atžvilgiu. Turiu pasakyti, kad sankcijas rengia ir Europos Sąjunga. Tačiau man tos sankcijos nuoširdžiai atrodo nerimtai. Priimtas 17 sankcijų paketas. Jūs įsivaizduokit, 17. Rusija nuo tų paketų, man atrodo, jau priprato, jau sunkiai reaguoja į 15, 16, 17 paketą. Tik paskelbus 17 jau kalbame apie 18 paketą. Mes galim būti nepatenkinti arba patenkinti Trumpu. Bet be jo įsikišimo Ukrainos konfliktas nesibaigs. Tuo tarpu ES, kaip matome, iš tikrųjų atrodo apgailėtinai. Apgailėtinai ir praktiškai ES lyderiai patys suprato, kad be Trumpo nieko nepadarys, pakeitė retoriką JAV prezidento atžvilgiu, tikisi Vašingtone bus žengti tvirti ir aišku žingsniai Kremliaus atžvilgiu. Kaip žinia, Trumpas visada kalba, kad Ukrainos karas yra ne jo karas, kad tuometinė silpna JAV administracija nesugebėjo įtikinti Rusijos nepradėti karo, o prasidėjus karui prezidentas Joe Bidenas aiškino, kad vakarai rems Ukrainą, kol ši sugebės kariauti. Tačiau tas kariavimas buvo labai įdomus. Ką aš turiu galvoje? Buvo duodami ginklai, bet apribojamas tų ginklų veikimo nuotolis. Žodžiu, Ukraina neturėjo teisės vakarų ginklais smogti kariniams objektams Rusijos valstybėje. Jie galėjo kariauti su jais tik tai Ukrainos teritorijoje. Tuo tarpu dabar šie reikalai po truputį keičiasi. Apie tai pranešė Vokietijos kancleris Merzas, kuris aiškino, kad panaikinti apribojimai ukrainiečiams, nuotoliniai apribojimai smogti vakarų raketomis. Kaip ten bebūtų, derybos su Rusija nėra rezultatyvios, bet tam tikrų rezultatų pasiekta. Pirmiausia, pasikeista tikrai didžiulių kiekių belaisvių. Negirdėti iš Ukrainos nuogąstavimų, kad trūksta ginklų, kuriuos tiekia vakarai. Ir vis dėlto aš norėčiau sugrįžti prie labai įdomios detalės, kaip mes gyvenome paskutinius 5 metus. Iš tikrųjų, keisti dalykai tuo metu dėjosi Baltuosiuose rūmuose, kada jų šeimininkas buvo prezidentas Joe Bidenas. Ir štai visai nesenai pasirodė JAV žurnalistų knyga, kuri vadinasi Originali duodėmė. Šios knygos autoriai teigia, kad Bidenas per savo kadenciją negalėjo valdyti valstybės dėl savo fizinės ir psichinės būklės.
ir kad už jį valdė nedidelę Baideno pareigūnų ir šeimos narių grupę. JAV susidarė tokia valdymo stiliaus sistema, kuri priminė sovietinį politinį biurą dar Brežnevo laikais. Knygos autoriai aiškina, praktiškai tą politinį biurą sudarė 5 žmonės, tarp kurių buvo ir Baideno žmona Jill ir liūdnai pagarsėjęs jo sūnus Hunteris. Taigi 5 žmonės valdė šalį, o Joe Bidenas geriausiu atveju buvo vyresnysis valdybos narys. Jeigu šie faktai pasitvirtintų, o juos be abejonės tikrins, manau, specialiai sudaryta kongreso komisija, nes tiek Trumpas, tiek respublikonai tokios galimybės tikrai nepraleis. Manau, kad neužilgo turėtume sužinoti tiesą, o kasgi darėsi tuo metu Baltuosiuose rūmuose ir kas priiminėjo konkrečiai sprendimus, nes tai tikrai gali paaiškinti tuo metu keistus Baltųjų rūmų žingsnius, kuriais stebėjosi tiek Europa, tiek eiliniai amerikiečiai. Kitas labai svarbus skaudulys pasaulyje tai yra Gazos ruožas ir Izraelio puolimas prieš grupuotę Hamas. Buvo net tokių momentų, kad buvo sustabdyta humanitarinė pagalba palestiniečiams. Net buvo apšaudyti vakarų šalių diplomatai Palestinos teritorijoje. Na, o paprastų palestiniečių, tiek suaugusių, tiek vaikų žudymas iš tikrųjų sulaukė labai didelio atgarso pasaulyje. Tuo tarpu Lietuvoje ši informacija pateikiama labai dozuotai. O ir mūsų politikai nutyli, kas vyksta Gazos ruože. Kodėl taip vyksta? Man atrodo, kad atsakymas yra labai paprastas. Tel Avivas, manipuliuodamas kaltės jausmų dėl holokausto, dažnai užčiaupia Lietuvos politikus. Na, o tie, kurie kritikuoja Izraelio politiką, būna apkaltinti antisemitizmu. Žodžiu, ne tik Ukraina, bet ir Palestina reikalinga greitų ir aiškių sprendimų. Na, o Lietuvoje? Lietuvoje nieko naujo. Jau įvyko mokestinių įstatymų pateikimas. Tiesa, nekilnojamo turto mokesčio įstatymas po pateikimo nesurinko reikiamų balsų kiekio. Už tai valdančiojoje koalicijoje įvyko rimti pokalbiai, kurie kai kam baigėsi verksmais. Ir antrą kartą po naktinio įstatymo pataisimo šis įstatymas po pateikimo jau gavo žalią šviesą. Dabar vyksta svarstymai komitetuose, o po to bus įstatymas pateiktas svarstymui plenarinėme posėdyje. Manau, kad ten turėtų būti dar nemažai pakeitimų, todėl gilintis į šitą įstatymą šiandien nėra prasmės, nes jis tikrai keisis ir nebus toks, koks buvo pateiktas plenarinėme posėdėje. Na ir manau, kad tokia šviesiausia akimirka, tokiam, sakyčiau, niūriame danguje, tai yra Vokietijos kariuomenės 45-osios šarvuotosios brigados inauguracija Vilniuje, į kurią atvyko ir kancleris Mersas. Ir Mersas pasakė tikrai tokią ugningą kalbą, kad Berlynas gins Vilnių, įsipareigoja realizuoti visus savo duotus ankstesnius pažadus gynybos srityje. Na ir dabar, aišku, šita brigada jį pildysis,
pilnas kovinės brigados pajėgumas bus pasiektas 27 metais. Taigi, manau, kad gynybos klausimuose tai yra labai svarbus žingsnis. Kai kas aiškina, kad čia Vokietijos kariuomenė yra negerovė ir net lygina su 41 metais. Bet aš noriu pasakyti, kad buvo ne tik antrasis pasaulinis karas, bet ir pirmasis. Ir jeigu pažiūrėsime mūsų šalies pradžioje nepriklausomybės kovas, mes pamatysime, kad Vokietija iš tikrųjų daug padėjo mūsų Lietuvos kariuomeniai gimti ir atsistoti ant kojų. Tiek apie 2025 metų gegužę. Kaip matote, blogas naujienas kartais pakeičia ir geros. Tikėsimės, kad tų gerų naujienų bus ir ateityje.